Nebijok, tai tik pasaka. Visos jos baigės ir tuomet jie ilgai ir laimingai gyveno, bei kutenos plunksnelėmis kinų fazano, o tenai anava, kas ten brazna pakraigiai, skersakiuoja ir knarkia plačiai išsižiojęs, krūvinų mėsgalių liežuvių užsiklojęs. Nebijok, tai tik slibinas laikas. Surdo Aselo vadovo nararą. Horacijus. Nukaršt gaudant vėjus, Samarijoje rast savo rakštį, budėti termopilos, daug merginti, vesti kvailiausia, išbristi iš stikso sausam, vytis vėždį prie Nidos, apakti provincijai Cy, gilę žiemą tikėtis naudos iš kaliausiais, pridėt su libom, o tada jau Horacijau mielas per naktį į aukso kaltūnų prižėlusią didelę ausį, kur čia asiliukui pasaką sekti. Ar mane sapnuosi? Ne. Ką į guolį kviesies? Vis tą patį. Pasenai, karalienė mano, pasenai. Ar seniai? Ką tik? Manau ir pats po šią pamokslininkų saulę apgautas būsi ir ne kartą vidur davatkyno. Na kągi, toks ir tavo amatas apgauti, o angelė beveik iš pašaukimo. Vat dar toks 3 eilėraščių cikliukas, trumpai eilėraščių, kuris vadinasi Dainos iš žodžių neišmesti. Pirmas. Vaikas medį, tas medis įbridęs į vienkiemio pusnį, ta pusnis, ojojoj. Pro šakas ima kristi mano, vos ne vos, o tenai kas, gal Dievas, jis grįžta, dar mirksnis ir būsim, pavojingai arti, jei nekrustelsim, jei nepasuksim galvos, net Jeruzalės pusė. Sniegas ir pėdos palaukė, aš lyg lėtai plaučiau tom tavo pėdom, savo bėdom, rimplaukė. Trečias. Kelio dulkės ant kurpių Saliamono, vartai į dykrą, jūsų miegas ir bundantis paukščiai, tai yra atspindys. Taip tada jis kalbėjo ir mes jo paklausėm, o kas raliai tikra. Visiškai tikra. Tik viltis. Dar. Sesuo. Iš ko jis sakai panaši į tave? Iš akių? Ne. Iš 12 juodvarų. Mylinčioji. Aušrinė, gležnutė žvaigždė, kaip jis spindi virš pelkės, tarytum virpėtų suklukus prieš tą, kuris sielą išgelbė, tarytumai brėkštant stebėtus, kad grimsta akivaram jos atspindys ir keliančiai švelniai, šypsotųsi tam, kuris ją